nespėjau, va, po triusikais. Gera čia vietelė. Nuostabus grožio žuvis. Iš karto belė kiek gerų emocijų. O, vaikinė. Matai? Matau. Vau. Va čia yra egzempliorius. Uždėkit laiką. Blemba, tu kaušas, pažiūrėkit. Žaidė vaikai. Nu blemba. Ką man reiks su tavim daryti tokį? Kokio gerumo. Gerą dieną. Koks gražus vaizdas. Medžiai ir visa kita. Atvažiavau žvejybą. Gintaras kvietė čia metų metais. Vis kažkaip patingėdavau tiek toli važiuoti, bet sakau reikia. Tai dabar yra šiandien rugsėjo 20. Be 25 išvažiavau 12. Tai patys galit paskaičiuoti. Eisim viską susitvarkyti. Jaukai, pašarai, visko pilna. Šmutkių milijonas, dar ten mašina, visko tebėra. Žodžiu, nėra kada labai čia žaisti ir šnekėti su jomis. 8 jau temsta. Vakar kaip tik žiūrėjau, 8 jau praktiškai tamsu buvo. Tai turim geras 3 valandas susistatyti viską, pasiruošti, susirast taškus, jaukus pasiruošti ir užsimest meškeres. Tai nieko labai nelaukiam. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Po biškį įsikūrinėjom. Palapinės pastatytas. Reikia juošti traukus. Reikia ruošti jaukus. Oi, prasidėjo ne kaip kol kas. Sulaužiau kibiro kažkaip be maišydamas. Ir nealkoholinis vienas išbėgo į visą maisto maišą. Matėm jau 2 šuolius. Tai žodžiu, Gintaras čia žvejojęs jau gal 4 kartus ar 5 ar 6. Žuvies yra, sako, Mažvydai atvaryk ir tu, kvietė metų metais neatvažiavau, nu sakau, davai, varom. Tai žodžiu, vienas yra likęs man iš varžybų. Jeigu kas žiūrit kiekvieną video, tai atsiminsit. Realiai yra LK Baits peletės, Red Halibut, Black Halibut ir Salmon Halibut. Ir pagrindas yra shrimp, spicy shrimp, aštri krevetė boiliai. Kiek Gintaras čia gaudo, tai sako, jam ant braškės. Bet aš braškės neturiu, turiu žuvinius ir tigrinius realiai. Tai rytoj čia yra tikras ežeras, ne tvenkinys, ne užtvanka, ne karjeras. Tai vanduo skaidrus. Tai pasėmiau tigrinių boilių, tigrinių riešutų miltų, tigrinių riešutų išsiviriau. Rytoj gali būti, kad zigą reikės bandyti. Jo. Tai vienas rytojui gali eiti tigro, toksai, su klaudu zigbiški. Šiandien eis žuvinis. Vienas taškas tai tikrai. Ir kanapės, kukurūzai ir šiek tiek tigrinė. O kitam taškui iš Gintaro braškutės pasiskolinsim. Nes jeigu žmogus žvejojantis čia sako, kad kimba ant braškės, tai mums reikia tikėti, kad kimba ant braškės ir gaudyti taip, kaip kimba, neišradinėti dviračio. Bet kadangi jau turiu to žuvinio nemažai, tai reikia ir jį sunaudoti. Tai jau kai bus va tokia vienas žuvinis taškas, pats pirmas bus pas mane. O kiti 2 turbūt. Ai, nežinau, matysim, sugalvosim. 6 jau, liko porą valandų. Šį kartą čia greitai sukamės, nėra ko žaisti. Darbuojamės. Tuoj užsirišim sistemas, užsidėsim masaliukus, kas gerai, kad Gintaras žino taškus maždaug kas kaip, kur yra žvejojęs jau, kur pagavęs.
Tai nereiks čia grybauti ilgai, ieškot. Su laivuku cak nuplauksim. 1, 2 ir žvejosim. Cak ir yra. Gerai, žodžiu, vieną užsimesiu iš karto su spicy šrimpu, to pačiu šriminiu ir tokiu pačiu popiku. Bus viena užmesta, tai bus mažiau darbo likę ir mažiau mąstyti, ką vėliau daryti. Nu kągi, susimečiau visas 3. Atstumas apie 110 metrų. Stebuklų nėra, nes ežeras gan gilus, čia 9 metrai vidury, tai tiesiog į kitą krantą visos 3 mano meškerės, prie švendrų, už tokių, prie medžio tokio nukritusio biškį kairiau, žodžiu, po šakom. Gylis mažėja iki 4, iki 3 metrų. Pirmus 2 taškus, kaip ir sakiau, dėjau su šitais žuviniais spicy šrimpo, o vieną tašką grinai šrimpas ir ant masalo. Biškį pavargau. Jaučiu, mano pusė video visą laiką būn ant kiek aš pavargęs ir ant kiek aš zyziu kiaurai. Bet taip jau ir 7 jau. Tai ant kito dėjau pineapple shrimp, man atrodo. Biškį geltoną tokį, nes kukurūzų įmetėm. O į 3 tašką tai pasiskolinau iš gintariuko braškinio, nes mano taškas yra netoli jo taško, realiai, kur jūs braškinio naudoja. Tai mano pirmi 2 yra žuviniai, o 3 braškinis. Nu, bet čia dabar tik tai pirmajam tokiam užsimetimui, nes yra dar čia tų boilių, kokių tik nori, ir tų jaukų, kokių tik nori, ir tigrinių, sakau, ir braškinių, ir žuvinių. Tai bandys. Parplaukė darbininkas. Taškai susižymėti. Viskas tvarkoja. Tuoj parodysiu grūdus visus. Dabar gali parodyti. Turim tigro privirę čia mažesnio. Kanapių gemalai. Kanapių gemaliukai. Kukurūzai. Čia tutis braškė, ne? Ir riešutiniai. Skopeksas. Ir čia visokiem pavai ir visokiem šiaip visokiem. Tai va. Sumesta. Reiks susitvarkyti. Užkasti, apsirengti. Jau saulė dingo. Ir nu, gražiai. Įmetus tų gemalų pripuola iš karto, va, žuvų būriai. Tai rytoj bus galima praskristi dronu, pasitikrinti, ar yra paviršių žuvies. Jeigu yra, į dugną nesileidžia, dėt gemalų, dėt tigrinių riešutų miltų, pakrašint bauliukų, padaryti ziklaudą tokį ir bandyti nuo paviršiaus pagauti. Katiu, patinka žvejoti. Patinka žvejoti, kad čia turi vaikas. Žiūrėjau, ką geras. Ilganosis. Tai žodžiu, tiek žinių kol kas. Persirengiam, pavalgom, atsigeriam. Biškį pailsim, pašnekam su gintariuku, nesimatėm ilgai. Tar varžybas nesiskaito, nes vis tiek ne tam pačiam sektoriui žvejojam kito komandai. Na, tai žodžiu, laukiam kliovo. Nespėjau, va, po triusikais. Tik pasakiau, kai einam persirengti, tik nusimojau šortus. Tai kiek praėjo? Po 7-5 dabar. Tai 15 minučių praėjo. Užmetimo. Iškart bum. What the hell. Šiaip dar istorijai tokio greito kibimo nebuvo. Nu, kad važiuoja. Profesionalai atvažiuoja į Žemaitijos. Ir iš tikrųjų tą patį paskutinį tašką užmečiau. Žiūrėk paviršiui. Nu čia per gelmę jis eis paviršių, kaip ir sakiau. Tai tu per gelmę negailėk. Nu aš pirmą noriu ištraukti jau. Nedraskysiu labai. Ištrauksi, kaip pritrauksi per krantą, jisai tada pradės spardyti. Ir paėmė ant braškės, kur paskutinį užmečiau. Nu tai realiai 5 minutės nepraėjo, nespėjau daiktų apsirinkti.
Tai reiškia, dirba braškė. Kaip ir Reikės, sakiau. jo. Ir šiaip girdėjau, kad vartosi. Nu gerai, tvarkelė. Aš kaip ir sakiau. Atsimeni, ką apie tą tašką sakiau? Ką sakai? Paskutinį, Kad ten bus? kad bus bombinis šitas. Nu matysim. Bemba, aš kaip sakiau, per paskutinės 9 paras vieną žuvį turėjau. Tai čia man aukso vertės. Bus tiksliai, nukritus tai- ramybė, bus nukritęs, supranti, tas prakeiksmas. Prakeiksmas nuimtas. Nu da palauk, reikia ištrauk, bet Ne, jau sėdi gerai, aš matau. pareina sunkiai. Tai Bet gali būt, zigzagais, ane? gali būt nemažas, nes tie mažiukai jie smūgiuoja. Šitas pareina tiesiog sunkiai. Karpis yra karpis, karpis sako. Ne tiek ir mažas. Nu, bet ne monstras. Ai, nu bus 7, tada 6-7. Eik, 9 kokie dabar. Gali būti. Vandenį. Ne, gal 9. Nu, nice. Jėgelis, sen. Davai, Per 5 minutės. atsidarė. Gerai, einam sverti. Atrodė, kad mažas. Bet toks storuliukas. Čia iš šono gavo. Jėtskau mano meilėtio. Karpą kažkokį užsiauginęs. Papurkštim ir karpą. Eik tu savo. Kiek aš laukiau to karpio. Pažiūrėkit. Dručkis. Toks storulis. Caca. Blema, čia biški nuokalnė tokia. Nu, ko padarys, toks krantas. Baig, bralau. Bet to girdi geras burbulas. Ruliukas, Nu, eik. čia visai jis normaliai svers. Toks va. Tokia va mamka. Dručkinė. Rubulis. Kamuolys. Jo, geras. Čia grinai kamuolys. Trumpas ir storas labai. Eik tu savo. Žvejyba yra jėga, hebra. Eik tu čia gerai sveria. Nu, Nu, 8-9. Pasidarom fotkelę vieną kitą. Nu, pasversim pirmą karpiecą. Ir kas fainiausiai, kai sušviesa. Nuliai. Jo, kad švieso Nulinai. iškyba. Aha. Tai yra įjungiai. Va tai tau. 1,5 numesk. Kiek rodo? 9 su biški. 11, tai 9,5 grubiai. Tvarkelė. Nu ką, žinau. Nėra čia ko jau Sakiau kankinti. 8-9, ne? Nu, Ant galo. Kai pasimatė klausysai storas, tai blemba. Gerulis. viskas liuks. Palauk. Jo, nekantrauja, na, Palauk, sakau. Ei, tu grožis. Va taip. Gintarai. Gera čia vietelė. Nuostabus grožio žuvis. Iš karto belekie gerų emocijų. Ir nėra kada einu persimės, hebra. Ačiū už sveikinimus iš karto. Persimečiau iš naujo. Biški norimo emocijos. Fainiai. Sakau, mes realiai Žemaitijoje neturim tokio ežero iš vis niekur. Tai čia buvo verta važiuoti vos ne 5 valandas, kad tą vieną karpį pagauti. Nes čia grožis tvenkinio, tai ne tvenkinio ežero. Nu, nafig akis raipsta. Kai mes ten įpratę tuose užtvankose gaudyti, tai ten nepalyginsi. Čia gamta, natūrali. Eik tu nafig. Čia kosmosas. Gintarui sakau, jeigu mirsiu, sakau, mane sutraiškykit pelenus ir čia va išmeskit, nes tegul valgo karpiai. Nes čia rojus. Įmečiau sturiuką, dabar tai eina čia. Instagramas karpininko dienoraštis. Gausit anksčiau info, pamatysit karpį, jeigu pagaunu. Užeikit. Blemba. Pasaka.
Pasaka. Laukiam kito. Eisim užkas kažką, nelaikas. O taip va, žvejyba yra jėga, hebra. Žvejokit. Gintarui biški pakėlė vos. Matyt, aplinkui rankėje, žinai, tai Kažkas vyksta. kažkas yra. O mes, kaip visada, Burdeliukas kepa. užkasim kažkaip norimo kibimai, bet tai čia normalu, nes čia nebus taip, kad kaip viens po kito, čia buvo fuksas tas vienas, bet labai pradžiugino. Opa. Laikyk. Čia jau yra, žiūrėk. Yra. Prisuk, neduok jam važiuoti į zacepus. Čia jau geresnis. Čia geresnis. Negu prieš tai, kur buvo. Lemba kepa burgeris. O, čia geras, seni. Nuimsim tą burgerį paukštį. Šitas tikrai geresnis. Bet ten yra kažkokių Ne. kliuvinių? Nes visi Ten tik kažką... tas šlaitas yra ir, nu, neduot, žinai, įlyst tenam į krantą. Tai pradžiai Nes biškį visi paforsuoji, o po Ai, to... pareina. Jo. O, vaikinė. Tik ant tų žodžių, tipo, nereik tikėtis, kad čia kips. Ir taip toliau. Šitas tikrai stipresnis negu tas, kur buvo prieš tai 9,5. Chemrytė. Bele ką. Juda dienoraštis, juda. Juda. Koks laimingas jis. O, nu čia tikrai pagal idėją turėtų būti geresnis. Jis šalia jau turėtų būti. Ne, vidurį. Ne, baig. Nu jo, dar Nu dar nematau. biškį. Jo. O, pareina. Aha, Nu nėra monstras. žvynis. Aha, ilgas. Nu, va dabar gali žaisti. Nėra čia ką žaist. Nes jisai duos čia dar ir vaizdų, žinai. Neduos, paimsim iš karto. Oi, ką ilgas. Torpėdinis. Nu, čia yra vizitinė kortelė. Neduok ant mano. Tada mano lavoje turi jau perlipo. Ne, gerai. Va dėl šito karpio čia. Va, dėl šito aš čia atvažiavau. Nebus. Blemba Bet ilgas. žiūrėk, matai, irgi tai jaukliai. Imk, aha. Opa! Imk gintarui. Yra. Seni, koks čia didelis. Kokio gerumo. Vyktų. Čia koks 15 bus. Einam žiūrėti. Rolyt. Čia net 12 kilų. Čia 20. Bet labai jau jis nenori fotkintis. Ok, bandau parodyti. Baisiai piktas. Papa. Netelpa į kamerą. Vos nulaikau. Tokio dydžio žvynius. Sakiau, kad čia bus geras. Rytoj pasidarysim gražias nuotraukytes. Dabar pasveriam. Nu, bandom dėt banginį Ba. ant svarstyklių. Neužkabinė. Ką rodo? 19,76, tai 18,200. Sakau, čia... Vau, Va, šitai kur vaistai. vau, Sakau, kur vaistai. Užmynėm. vau. Va čia yra egzempliorius. Uždėkit laiką. Paleidžiam jį.
su visu matu, rytoj susvėrimo maišu. Rytoj gražiai, rytoj bus gražią fotosesija. fotkelę Jo, pasidarysim. per naktį pailsės. Pasaka. Wow. Wow. Ką tik įdėjom šitą čia. Eik tu, na. A tu matai? Matau. Va čia seniai. Вот это рыбалка, вот это рыбалка. O va čia yra. Čia jau jis nieko nebenais. Ne pats Ne riebiausias, pats riebiausias. bet sportinis labai. Sportinis. Va tai kaip žvaitru Jo. Nieko nebalus. Po kirtimo Apa. viskas. Yra. Desetka Žaibas. kokia. Žaibas. Nice. Gerai. Įdėsim į tą mano mažą. Jo. Bet man gėda patinti savo dvigubai didesnius. Tai turbūt seniai. Ne, čia geras. 12 kg. Nu 10 tikrai. Nu. Aš pabandysiu. Kimba arkti, tu supranti? Smygis. Arkti kimba riba. Ką tu svaigsti? Griki? Plemba erkė. Ai ne. Oi. Va toks va gražuolis. Žvėris. Blemba, čia judam. Gražus, va tokie Naktiniai. torpediniai čia gyvena. Pasaka irgi. Rytoj nusifotkinsim gražiai su 2 Jo. karpiukais. Pasaka, gintarai. Maladėts. Šitas maišas sveria kilogramą 100 pusiau šlapės. Kažkur tai. Plius Nu minus. 12 turėtų būti su 12 maišu. manau, kad bus. Akurat. Ne, nebus. 11 Tai 400. šitas yra nu, Apie 10 stiprus kilų. 10 kilų. Jo, super. Nu ką? Ką mes čia turim? Pusę 12 beveik. Važiuoja 4. Svarbu neįleisti jo ten kažkur. Bet pareis, kur jis dings. Blemba. Op, viskas išspjovė. Ai. Ai ne. Ne. Ai. Kažkokią žolę pagavo greičiausiai. Pafarsuok dabar, nes per gelmę jisai lengvai Pareina tvarkelę. Pafarsuok, biškį, nes labai toli. Ir jis eina link kranto. Jo, jie, va sakau, naktį jie eina per gelmę, kaip sakau, prisimeni, nenustep, kad naktį lengvai pareis. Žinok, jaučiu, kad gal ir nėra. Nes jie per gelmę pareina lengviau. Nu, bet Nėra. turi būt. Nėra. Tai jo, Ne, išspjovė. turėjo būti jau, turėjo jausti. Jo. Nu nieko, bus dar. Palauk. Na, jau vis tiek nu. šito nebedės. Ne, negali būt. Nėra, seniai. Palauk. Nu ką, neištraukiam pirmo. Nieko, visų neištrauksi, kaip sakant. Pajaučiau toks plumpt, atsikabino. Ir neaišku, o šiaip vieną sistemą, kai tą karpį pagavau, kažkur atsigiau ir padėjau. Tokią idealią buvau surišęs nuostabę. Ir kažkur pamečiau, reiks rytoj ieškoti. Tai va, tiek žinių, 3 karpiai krante, 2 laukia fotosesijos, 1 atsikabino, 11:30. Lauksim dar kibimų. Šunys valgo. Mes jau einam apapa, nieks nebekimba.
Muškėtų ir kibimai, 3 krantė. Eina miegot iki rytojaus. Oi, vaikeli. Vieną aš ištraukiau prieš valandėlę, dabar gintariuks. Ir slaiga kambaliuko paėmė žuvinę. Irgi įdomiai. Nu, važiavo gerai. Lydekuitis. Pareina ritinukas. Gražiai atrodo cerė. Kaip ponas. Ne, gražiai atrodote. Biški čia esam prisidėję. Yra. Sveikinu. Nusifotkinom, tai toks reipukas. Nu, liuks. Rytinis. Baliukas. Dėl gero kadro kartais reikia. Lemba, čia kosminė yra kažkokia, aš nesuprantu. Kiek pagavo? Iš viso 6 jau. Nu, davai, bandai. Jūsų tas karpūnas nesimato. Kiek to? Nelabai. Wow. Kai. Ar tik šlin? Nu davai, greitai, pykšt ir leidžiam. Susitvarkėm rytinės žuvytės. Pasileidom, buvo čia reikalų, norėjom nusifotkinti, nei čia sufilmuosi didelės ir jėgų pilnos. Ir fotikai, ir kameros, žodžiu, paleidom. Viskas tvarkoj. Reiks persimest man vieną meškerę. Ir eisim kavytės, ne, kažką užkasti, atsigerti. Tiek žinių kimba. Šuolis vienas kitas. Viskas liuks. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we
We all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name, oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. In the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Oi, karšta diena, įsidienojo, nieko nevyksta, nėra ką raportuoti. Kai marinom tiesiog nelabai ir permečiau, iš tikrųjų 8 meškerių, bet 2 jau. Ant kokių 6 gal reikės pradėti žvejoti, reiks eit nusnaust, pailsėt biškį ir pasiruošti rimčiau, nes dabar tai dar taip, tik tai ant durniaus vieno kibimo laukiam. Nepasiruošę, žodžiu, esam rimtam išbandymui, bet susidėsim viską, susitvarkysim. Kažką reiks pakeisti 2 tos taškus, nes nulis judesio. Matyt, nori jie kažko gaivaus šiandien. Tai reikės taktikuoti, gal dėt kokį riešutuką. Bešnekant, 3 valandą. Žvengiam, hihihaha. Išvažiavo kažkas. Po biškį jau pradėsim, pjaustom bailiukus. Numiegot neis turbūt, tai naktį neaišku kaip čia bus. Bet dabar šitą ištraukiam ir bandysim pradėti darbuotis, man atrodo. A didelis gintarai. Gal pasakyti, bet matai. Kiek bus kilogramų? Spaudžia gerai. Spaudžia, ne? Virš 10. A tave prie žemės spaudžia ar karpis spaudžia? Nu, patai, kad pasiduoda. Nu gerai, laukiam. Liūdesėlis. Atsikabino. Nieko, svarbu ne pirmas, jeigu su pirmu tai būtų, arba vieninteliu tai gaila, bet... Žinai, geras ženklas, kad... Jo, svarbu, vat juda, jaukas dirba, taškai dirba, tai tvarkelė. Dirbam ir mes toliau. Yra. Oi. Būsi važiavęs, laujas juda biškį. Sėda, ne? Ne. Oi. Zapadlo dėsnis. Tik nueik pas kaimyną. Iš karto kimbo, tai teko bėgti. Bet kibimas toks vangus, pip. Matyti iš karto ten kažkur arba šonu eina. Bet kažkaip labai jaučia jisai. Lengvai pareina. Bet kažkas yra. Bet baisiai lengvai. Ne, čia iš vis karšis. Žiūrėk, karšis. Geras. Eina, sakant, čia. Stebuklas, bet nereikia paleisti. Nu, sekasi. Super duper. Kiek bėgau aš dėl jo.
pasistiprinsim mėsytės biškį ir jau bus laikas pradėti realizuoti kibimus. 5:30 dabar, tai vat. Viskas turėtų būti pagal planą, pavalgom ir po 7, kaip ir vakar, reikia tikėtis, kad bus veiksmo. Tai skanaus valgantiem ir mums skanaus, ir Gintarui skanaus. Niekas nevyksta. Kažkaip aptilo, aprimo. Vėjo nėra, ežeras tiklas. Nu bet 7:30 jau. Verdam kavytę. Laukiam išvažiavimo. 20+. Šiaip būtų gerai pagauti kokį monstrą. Bet nereik varyti Dievo į medį. Į taip ir čia nerealiai. Atgal. Mes jau po lapinikiai, nors dar tik po 9:05, bet kažkaip vėsų darosi jau iš tikrųjų. Šiaip nepasėmiau nei striukės, nieko. Smart boy. Tai bandysim čia kimarint porą valandėlių dar. Gal biškį pasnaust. Šiaip planas persimės 1 ir 7 valandas, ne? Bet ir šansų, kad atsikelsim 10. Tai nežinau, kaip čia bus, hebrytė, prižadėti neprižadu, norai geri, kaip visada, tikslai dideli, bet kai bus, tai bus, žodžiu. Galimybės ribotas. Galimybės ribotas ir, žodžiu, patys suprantat, kaip būna. Kai kol neužmiegi, tai visą laiką galvoju, blemba, čia daužysiu, kabausiu tus karpius visą naktį. Tik užmiegi, pirmą ištraukį, ektat, greitai lovytę. Tai vat, tai einam. Žodžiu, čilinam lovose, laukiam. Nieks nekimba, iš tikrųjų keista. Biški keista. Tai šuolius matom, bet matyt gal dar nenusileido, nežinau. Gal vėliau. Gal šiaip šiandien šalčiau nei vakar. Ir stipriai, jo ne? Kokiais 4-5 laipsniais jaučiu. Tai vat kimarinam ir nežinau, čia stebuklų nefilmuosim naktį turbūt. Jeigu kažką pagausim didesnio, tai dėsim į laikymo maišą. O jeigu nepagausim, tai tada jaučiu iki rytojaus, bet kažkas kips, nebus taip, kad visą naktį nieks nekibs, bet, nu žodžiu, toks trumpas update'as, kaip čia kas vyksta. Ačiū. Mėgo ateik. Šunis pavargė jau. Tai va. Davайте. Nu visgi atsinešiau kamerą, nes graži žuvis. Ir stipriai kovoja čia prie kranto. Ne vien tiek nedavė čia reikalų. Šitas tai konkrečiai jėgų turi. Nu šitas žiauriai du. Viskas prie kranto. Plikis toks beveik visas. Beveik odinis. 1:30 dabar. Taip buvo, sakiau, valandą pamiegosim. Bet nenoriu oro imti visai, jisai matai. O, ne, irgi tau. Čia aš kai kamerą atsinešiu, jis jau 3 minutės taip pat darė. O. Yra. Toks galiūnas. Gražus. Beveik odinis visas, viena tokia graži linija. Gražis karpiukas. Biški.
Stiprus šaltis, ne? Nu jo. Neblogai čia. Dar džiazo. Dešimt, 6. 9 kyla kažkas žodžius, tai biški gal biški mažiau. Karys Nu geras šitas. grįžta. Nu ką, Tas buvo neblogas. Labanaktis. labą rytą. Išmiegojau nuostabiai. 9. Rūkas visur. Šiaip buvo šalta jau naktį vienu metu. Bet nieko. Atsigeriam kavos. Ir reikia persimesti. Porą piptelėjimų buvo ir viskas. Tai vat, kaip vakar, kad šnekėjom. Žuvytė plaukioja kažkur. Kaip vakar, kad šnekėjom. Kad gali būt, kad gerai išmiegosim, tai taip ir buvo. Žodis nežvirblis. Per daug čia, kaip sakant, per daug pasitikėjimo po vakar buvo. Ir mažai darbo. Nieko, bent sakau, bent išmiegojau, graži gamta. Ką jūs, durniukai? Šunys. Žodžiu, geriam kavą, persimetam. Sakėm, neskubėsim šiandien, pabūsim iki kokių 3. Tai dar turim geras 6 valandas. Vakar kaip buvo ir dieną, ir ryte. Gal užkips dar kažkas. Šiaip pasikeitė oras. Gan stipriai atšalo palyginus su vakar. Naktis buvo kokiais 5 laipsniais šaltesnė. Įdomu, čia yra šiaip žmonių prie šitą ežerą žvejojančių daugiau, tai reiks paklaust kaip jiems. Ar tik mes čia pratingėjom ir pramiegojom? Gal iš mūsų pusės žuvis išėjo kažkur. Nežinau, gal slėgis pasikeitė, gal dar kažkas. Kai vytas laikas, žodžiu. Biški pašnekėjom čia su žmonėm. Biški keičiam taktiką. Pridėjom tigro. Biški tigrinių boilių pakrušinom.
kanapių ir tigriuką ant plauko su mažu geltono viršūnėlę. Arkti, o pažiūrėkit koks tas. Arkti, sėsk. Blemba, tu kaušas, pažiūrėkit. Žaidė vaikai. Nu blemba, ką man reikia su tavim daryti tokį? Su jo visą laik problemos. Nu kokios problemos? Nu tipo tokia ir problema, ką reikia maudyti. Nu atplaukia į tašką. 3 metriukai. Biški, o 1 metras. Gerai, žodžiu laiko daug nebeturim, 10:30, sakėm iki 3 gal pabūsim. Tai vat, sakau, bandom dar biški kažką pataktikuoti. Noris dar vieną pagauti. Užsidarimui, kaip sakant, vieną paliksiu tą braškę. Ai, nežinau, ištrauksiu, matysiu. Bet, žodžiu, dirbam. Gintariukas čia vieną artimą tokį tašką bando. Matysim. Nesukam galvos. Pagavom. Arkti. Ekti, načert. Žiaurs. Nu kągi, renkame šmutkelės jau. 1:30. Iki 3 tikimės išvažiuoti. Kažkas dar čia pipsena. Galynas koks, gal karšis. Bus matyt, bet greičiausiai taip ir baigsim. Ką mes čia turėjom? 7 karpiai, ane? 9 išvažiavimai. Karšis, lydeka. Žodžiu, nepersistengiant labai, pailsint ir pabūnant. Tai manau, kad super žvejyba. Nuostabi. 18 kilų, 13, ten 12, 10, 9. Tai pasaka. Viskas tvarkoj. Laukia ilgas kelias. Namo 5 valandėlės. Ačiū, kad žiūrėjot. Uždėkit šitą. Ir iki kitų kartų. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there.